stovim prie CAT 306 mini ekskavatoriaus. Dabar nusprendėme pristatyti mašiną, kurioje sudėtos darbą palengvinančios technologijos. Kas yra jau seniai naudojama didžiosiuose ekskavatoriuose pas Caterpillarį, tai yra vadinamos elektroninės tvoros arba elektroniniai barjerai. Elektroninė siena, tai jūs galite nusistatyti perimetrą, kurioje mašina dirba ir už to perimetro mašina jau nevažiuoja. Tai daug žmonių nereikia stovėti prie ekskavatoriaus, nes ekskavatorius tas pats puikiai gali sugebėti viską iki galo padaryti. Prisiminkim prieš kelis metus įvykį, kada ekskavatorius pasisuko į važiuojamą kelio dalį ir su kaušu užkabino pro šalį važiuojančią mašiną. Vėlgi, šitos technologijos padeda išvengti brangių klaidų. Dar šitose mašinose yra sumontuotos identifikacinės sistemos, kurios parodo, kokiame gylyje jūs kasate, kiek jums dar reikia kasti. Vėlgi, palengvina darbą, padidina tikslumą. Užsakovai yra jau pripratę, kad mes duodam tau projektėlį ir tu dirb. Yra tau saugumas, mažiau reikia žiūrėti, mažiau galvoti. Su katu, ar tu sėdėsi ant 2 tonų ekskavatoriaus, sakykim, ar tu atsisėsi į 22 tonų. Tai identiškai viskas tas pats. Ta pati planšetė, bet kai yra kameros, ta prasme, tu matai 360 laipsnių kampu save gali matyti, tai viskas yra puiku tikrai. Esminė problema yra, kad patyrusių operatorių nėra daug rinkoje. Ir tos darbą palengvinančios technologijos naujam žmogui tik pradėjusiam dirbti padeda adaptuotis, išmokti, išvengti klaidų. Tai yra turbūt esminės privalumas. Pavasarinio renginio metu įrodėm, kad jinai gali kelti 1 toną 700 kg. Dabar sunkinam eksperimentą, atliekam su 2 tonų kroviniu. Pakelia. Taip yra svarbu, nes žmonės nori mechanizmo, kuris galėtų padaryti viską. Gyvenimas reikalauja kitokių sprendimų, tempų, technologijos būtinas. Taupo visą laiką, nes šiandien kas yra pats brangiausias, tai yra laikas. Tikrai dėlės darbus galima nuveikti. Patikima technika, gera, kokybiška. Įgijus operatorius patirties, atsisėdęs į Caterpillarį, atvirai pasakysiu, nenorės išlipti. Tikrai taip.